wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. Apsnūdusime Lietuvos sporto pasaulyje, kaip ir šiuose apsnūdusiuose sporto rūmuose, jau kuris laikas kažkas krepždėjo, keitėsi ir galiausiai vos prieš kelias minutės gimė, iškilo, buvo sukurta. Iš ties sunku atrasti tinkamą žodį šiam reiškiniui, nes iki šiol Lietuvoje niekam į galvą ir negalėjo šauti, kad transliacijas pradės naujas lietuviškas sporto kanalas. Nu tai čia super, čia aš galiu pasakyti, čia fantastika, kad bus lietuviškas sporto kanalas. Nes dabar Lietuvos televizija bet kokia įsijung, ar pačios sportiškiausia, nieko ten kelios naujienos iš vienu ar kitų sporto varžybų ir viskas, daugiau nieko. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti jūs, tą jaunąją kartą, kurie ėmėsi tokių ryžtingų veiksmų, įkuriant tokią laidą ir tą televiziją jo. Aš buvau tos nuomonės jau senai, kad jaunimui duoti žalią šviesą ir netrukdyti jiems kurti. Praktiškai kaip ir šventė, nes seniai jau reikėjo tokio kanalo ir bus kur akis paganyti. Ne, aš manau, kad tai yra iš tikrųjų didžiulis kažkoks žingsnis pirmin, nes aš esu įsitikinęs, kad jeigu tas sporto kanalas jau būtų dabar, tai tarkim rungtynes Kaunas Rangers visi matytų. Iš tiesų, būtų matę ir dabar, nors ir pavėluotai, vis tiek matys. Tačiau apie visus gerus dalykus, kuriuos rodysime, šiek tiek vėliau. O gal kas grįžkime į kiek ankstesnius Sport 1 televizijos laikus. Užmeskime akį, kas, kaip ir kur dirbs malšindami jūsų sporto naujienų alkį. Kaip viskas atrodė vos prieš savaitę? Kol kas iš tikrųjų dar daug ko trūksta, manau, iki galutinio rezultato. Bet iš tikrųjų tai likau maloniai nustebinta. Iš tikrųjų čia pirmą kartą įžengusi į trečiąjį aukštą sporto rūmų ir į šią studiją ir ten, kur mes mokomės, dirbame. Sunku pasakyti, iš tikrųjų, kol kas aš niekada nedirbau televizijoje, dėl to man yra sunku spręsti, galbūt kas yra gerai, kas yra blogai. Iš tikrųjų, man čia patinka, kol kas. Aš tikrai likau nustebinta kai kuriais kabinetais, tarkim, montažiniam ar ne, ar ten garso kambarys. Aš tiesiog nežinau tų terminų, kaip ten tiksliai vadinasi visi tie kambariai. Ta atmosfera čia man atrodo yra šilta, jauki ir maloni. Tarkim, man patinka čia kiekvieną rytą ateiti ir matyti tos dirbančius žmonės, kol kas, aišku, vėliau bus ta aplinka pasikeis, žmonės pasikeis. Žinoma, kas rytą žurnalistų komanda čia ateidavo ne tik pasižiūrėti, kaip tuščios sporto rūmų patalpos tampa tikriausia televizija. Šiuo metu mūsų, gal taip kūrybinė komanda, ar ne, mokosi, intensyviai mokosi ir dirba. Mes turime labai vertingas ir įdomias paskaitas, kurias mums veda žinomas žurnalistas, ar ne, Lietuvoje, Audrius Lielkaitis. Čia gražu, žiūrėkit, atkreipkite dėmesį, yra kojos ir Gedimino bokštas, ne? Jeigu, kas veikia, žinai, pirmas ir antras planas. Kiekvienas iš mūsų, tarkim, tie žmonės, kurie dirbs televizijoje, laidų vedėjai, komentatoriai, individualias pamokas pas gerbiamą diktorę ir žinomą diktorę Dalią Stonytę. Dabar taip, išsiskyrė yra asimiliacija. S išsiskyrė, viena raidė. Užsirašysi paskui paskaitos pabaigoje, kad SS yra asimiliacija, gal yra S raidė. Aš esu girdėjusi, kad kitose televizijose, tarkim, yra tokių atvejų, kai žmogus yra leidžiamas eterį, iš tikrųjų, be tokios, tarkim, patirties kaip kalbėjimo, ar ne, tarkim, jisai kaip kalba, taip kalba, ar ne, o čia mes jau mokame esam kalbėti. Komentatoriai gražaus darbo subtilybes traukte traukė iš BBC profesionalų. Na ir štai, rungtynės nebeišlaiko dabar įtampos, jos pasiekia apogėjų, mes matome nuogą moterį, precedento neturintis atvejis Lietuvos futbolo istorijoje. Baigėsi dar vienas epizodas su kamuoliu baltai vilkinti žaidėjai, smūgis įvartis. Įspūdinga, atrodo nieko pavojingo nebuvo, bet mes sulaukėme tai, apie ką galėjome tik pasvajoti. O štai matome visai kitokias varžybas, regbis ir geriausias žmogaus draugas šuo Pifas nutarė padėti. Operatoriai sukiojosi apie naujas kameras, o labiausiai galvas skaudėjo tikriausiai technikams nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro po Lietuvos dangų gaudžiusiems palydovus, jungusiems laidus ir neramiai laukusiems šios minutės. O dabar belieka išgirsti jūsų norus ir mūsų pažadus. Kokie dalykai užkariaus Sport 1 eterį? Šiaip, kad išplėstai parodytų daug varžybų visokiau Lietuvoje, kad tų Lietuvos sportininkų daugiau supažindintų. Norisi plačiau, nes visada yra tie užkulisiai, kurie galbūt bent jau man asmeniškai labiausiai domina. Didelis dėmesys skirtas jaunajai kartai, kad futbolas kažkada buvo tikrai lygiavosi
kartu su krepšiniu jo ir aš manau, kad atgaivinti tą sporto šaką privalome. Archyvinė medžiaga, istorija, kaip vystėsi, kas buvo tokio, kodėl čia istorija, supažindinti jaunimą, tai visai puikus dalykas. Sveikos gyvensenos propagavimo sveikatos, tai iš vis aš nematau Lietuvos televizijoje. Absoliučiai galiu sakyti, kad jos nėra. Tai jeigu čia bus, tai bus super. Kuo daugiau, sakykim, Lietuvą, bent jau pačią įvairias sporto šakas, kad būtų galima nebūtinai nuvykusi varžybas žiūrėti, bet ir per televiziją matyti kuo daugiau. Šiandien perskaičiau internetiniam puslapyje ir nustebau jo, kad bus transliuojamas ir jaunimo varžybos jo su Škotija atrankos varžybos. Lietuva yra gana sportiška šalis ir susidomėjimas sportu yra. Tai televizijos nesugeba parodyti visko. Parodo, sakyčiau, menką dalį. Tai čia tik tai sveikintinas dalykas ir norėčiau palinkėti jūsų televizijai tik tai ilgų gyvavimo metų. Tai bus naujas etapas, netgi galima sakyti, Lietuvos sportui. Na, tiek eisime dar toliau. Greičiau, aukščiau, stipriau. Pasitikite Sport 1.